Sveiki, šiandien aš jums paskaitysiu knygą Beveik varlės. Pirma dalis – ežere atsiranda banginių. Vieną patį paprasčiausią vasaros rytą paties paprasčiausio ežero pakrantėje nutiko pati paprasčiausia istorija. Du draugai, didesnis ir mažesnis, plaukiojo vandenyje, ieškodami ko nors užkasti. Pati paprasčiausia lydeka, kaip ir kas rytą, plaukė pro šalį. Ir ar kad diena buvo nepaprastai skaidri, ar kad lydeka šiandien buvo smalsesnė nei įprastai, ji pamatė du draugus. Stebuklas, mūsų ežere atsirado banginių, pasakė lydeka. Tik matyčia kažkokia speciali mažųjų banginių rūšis. Tai mes banginiai, paklausė mažesnis draugas didesnio draugo. Ne, mes varlės, atsakė didesnis. Ką jau ką, bet varlės aš pažįstu, jūs tikrai netrodot kaip varlės, pasakė lydeka. Apie banginius esu tik skaičiusi, bet aš neklystu, jūs banginiai. Mažesnis susirado enciklopediją, atsivertė raidę V, pasižiūrėjo į varlės paveiksliuką, po to į save, į varlę panašus jis nebuvo. Nesvarbu, kad mes netrodom kaip varlės, pasakė didesnis. Mes esam varlės. Iš kur tu žinai, paklausė mažesnis. Man nuo mano gimimo kartoja, kad aš varlė. Varliausia varlė iš visų varlių. Į ežerą subrido visas būrys stirnų. Buvo vasaros rytas, o vasaros rytais visi nori gerti. Atsargiai neprisiryk banginių, tarė mama stirna vaikui. Jie banginiai, paklausė stirna vaikas. Atrodo kaip banginiai, pasakė stirna mama. Pone stirna, nesu tuo tikras, bet tikriausiai mes esam varlės, tarė mažesnis. Eik jau, eik, turiu nemažai draugių varlių, jūs jas nei iš tolo nepanašus, atsakė stirna. Saulė vis labiau kilo virš horizonto, tik staiga sustojo lygybės ta, kelias sekundės pastovėjo ir pradėjo leistis. Eik, aš čia dabar, paklausė ponė stirna, miela Saulė, kurgi tu susiruošiai? Turbūt kažką supainiojau, burbėjo Saulė. Ne pirmą kartą pateku virš šito ežero, bet banginių čia niekada nebūdavo. Turbūt suklydau ir patekėjau ne ten, kur reikia. Ir tie banginiai ne kaip banginiai, per maži, pyko lydeka. Užaugs, visi užauga, pasakė ponė stirna. O kai užaugsim, būsim varlės, pasakė didesnis. Patys jūs nežinot, kas esat, pasakė stirna. O jei nežinai, kas esi, tai tikrai negali žinoti, kas būsi, kai užaugsi. Pirmą kartą girdžiu, kad užaugęs kas nors norėtų būti varlės, stebėjosi stirna vaikas. Keistoka šiandien diena, pasakė lydeka. Tai sakot, iš pusės mažų banginių išauga dideli banginiai, o iš kitų varlės? O kaip jūs susitarėt, kurie bus kurie? Kažin ar taip gali būti, suabejojo Saulė. Juk banginis mažas ar didelis vis tiek banginis. Jūs gal kokie užburti, gal kokia piktoji ragana jūs nužiūrėjo, nučiupinėjo ir išbučiavo, ar tik prisakė, kad užaugsit ne banginiais, o varlėmis? Aišku, taip ir bus, pritarė lydeka. Dabar supratau, pasakė mažesnis, mes varlės tik užburtos. Tos raganos tyčia viską supainioja. Jei princą gali paversti varlę, kodėl varlės negalėtų paversti banginiu? O kas suras raganą, kuri juos atkerės, paklausė stirna vaikas stirnos mamos. Kas, tik jie patys. Dar nesu girdėjusi, kad kas sėdėtų savo pelkėje, o kiti turėtų ieškoti kažkokių raganų. Jei jiems reikia, tegu ir ieško. Antra dalis. Draugai ieško raganos. Du draugai, mažesnis ir didesnis, išėjo į platųjį pasaulį raganos ieškoti. Saulė visą kelią ritosi dangumi, jiem iš paskos. Eisim ir mes, pasakė stirna mama stirnai vaikui. Įdomu pažiūrėti ir pagalbos gali prireikti. Aš tai nesivarginsiu, dar sugalvos išlipti krantą, aš ten nenoriu, pasakė lydeka. Be to, tokiai solidžiai poniai kaip aš nedera lakstyti paskui banginius. Raganos ieškoti nesisekė, draugai net neįsivaizdavo, kaip jie atrodo, o kai nežinai, ko ieškai, sunku ir rasti. Kaip mes suprasim, kad tai ragana, paklausė mažesnis. Netriukšmauk, dar raganą išbaidysi, perspėjo didesnis. Draugai plaukė ir plaukė ratus, stirnoms net galva apsisuko. Jie naršė visus kampus, apklausinėjo visus gyventojus, niekas apie jokią raganą net nebuvo girdėjęs. Ryt lipsim į krantą, pasakė didesnis. Eik tu, ar mes galim išlipti iš vandens, paklausė mažesnis. Jei ko nors labai nori, tai ir gali, pasakė didesnis. Tačiau ir krante jiems sekėsi ne ką geriau. Taip draugai porą mėnesių blaškėsi po platųjį pasaulį, Saulė jau senai buvo nustojusi juos sekioti, o stirna mama ir stirna vaikas spėjo juos užmiršti.
Supratau, jokių raganų iš tikrųjų nėra, pasakė mažesnis. Aha, patvirtino didesnis, raganos būna tik pasakose ir sapnuose. Mums kaip nors reikėtų patekti į pasaką, pasiūlė mažesnis. Būtų tikrai įdomu, pasakose dar nesu buvęs. Staiga draugai pamatė storą išsipūtusią varlę, tupinčią ant barnalėšos lapo. Oi, kokia čia jau tikrai ragana, sušuko mažesnis. Gerai, kad varlė buvo apysenė ir apykurtė, bet puikiai matė. Ji draugus pastebėjo dar iš tolo, tik laukė, kol jie prieis. Kokie gražučiai, kokie putlučiai, tikri angelėliai, džiaugiasi varlė. Dar nesu mačiusi gražesnių padarų už mažus varliukus. Pone ragana, bet mes užkeikti, pasiskundė mažesnis. Nei aš ragana, nei ką, aš paprasčiausia balų varlė, o varlės labai sena gyvūnų klasė, atsiradusi prieš 400 milijonų metų, pareiškė varlė. O ir jūs pačios paprasčiausios balų varlės, gal jūs savęs veidrodį nematėt? Draugai žvilgti veidrodį, ogi jie tikrai tokie patys kaip varlė, tik mažesni ir netokie išsipūtę. Nesupratau, pasakė mažesnis. O jūs mano rubuiliukai, nusijuokė varlė, jūs tiesiog užaugote. Tai ir sėdėdami savo baloje būtume taip pat užaugę, užpyko didesnis. Taip ir plūduriuodami savo pelkėje būtumėte virtę varlėmis, pasakė ponė varlė. Visi anksčiau ar vėliau užauga ir tampa tuo, kuo turėjo tapti. Tačiau tik tie, kurie ko nors nori, keliauja ir ieško, tampa išradėjais ir atradėjais. Tampa ne šiaip varlėmis, o varlių varlėmis, varliausiomis varlėmis iš visų varlių. Trečia dalis. Visi kalba, ką nori. Po visų kelionių ir nuotykių du draugai, mažesnis ir didesnis, sugrįžo į savo gimtąjį ežerą. Oi varlės, kur jūs buvot anksčiau, pasitiko juos lydeka. Visai nesenai mūsų ežere buvo atsiradę banginių, o jūs viską pražiopsojot. Pone lydeka, juk tai mes. Jūsų balos banginiai išaugo į 2 gražuolės varlės. O varlės labai sena gyvūnų klasė, atsiradusi prieš 400 milijonų metų, pasakė didesnis. Ko čia didžiuotis, jei esi paprasčiausia varlė, nesuprato lydeka. O ir šią istoriją jį netikėjo. Pone lydeka, kiekviena net ir pati paprasčiausia varlė yra ko nors ypatinga, pasakė mažesnis. Stebuklai, aikčiojo stirna mama, niekada negali žinoti, kas iš tų vaikų išaugs. Tikiuosi, bent mano vaikas į varlę nepavirs. Tai pasaulis stebuklingas, niekada nežinai, kas nutiks rytoj. Istoriją užbaigė saulė. O lydeka dar ilgai visiems pasakojo, kad jų ežere gyveno banginiai, tik nežinia, kodėl išnyko. Ačiū.